8-4 nuimtas. Ir paskui, ar jungiam į vienas 8-3, ir duok mums pilną vienas 8-3. Davėjai pilną? Pilnas, vaduok. Ričardai viršų užlipsi. Senai buvo čia scena. Seniai. 2002 metais bus 60 metų, kaip aš scenoje. 58 kaip Vilniaus teatre nuo 44-ųjų. O atrodo neįtikėtina. 60 metų, kaip jie, kur jie, rodos vakar. Todėl, kad viskas taip gyva, ta praeitis tik vakar buvo. Keista. 60 metų. O ką čia suvaidinot? Nesuvaidinau, pamačiau bendradarbį, seną gerą, mūsų švietėją. Ar apšvietėją, reikia sakyti turbūt. Tai kiek čia vaidmenų? Kiek žmonių? Istorijų? Oi, daug. Justino Marcinkevičiaus trilogija visa šitoj scenai. Kazimiero Sapiega, Sruogos, Ibseno, Jonas Gabrielis Borkmanas, Karalius Lyras, Šekspyro. Adomo Mickevičiaus Vėlinės. Meilerio Kaina. Dabar pagali ketvirtą, tada keltų viršų, iki tos pačios padėties, kur mes buvom pastatę. Kas man dabar svarbiausiai, ramiai numirti. Ar tu jau filmuoji? Oi. Tai aš tau pasakysiu taip, kad aš žvelgiu atgal 60 metų, galvoju, kad
mano teatrinis gyvenimas buvo sėkmingas. Bent man taip atrodo, nežinau kaip iš šono žiūrint. Kodėl man taip atrodo? Todėl, kad aš per visus 60 metų scenoj jaučiausi reikalingas. Darbo alkio aš neturėjau. Jūs aktorius iš pašaukimo? Aišku, kiekvienam aktoriui norisi galvoti, kad iš Dievo dovanos, iš pašaukimo. Kitaip artistas negali būti. Artistas be pašaukimo, kaip kunigas be pašaukimo, kaip daktaras be pašaukimo. Pašaukimas aktoriui vienas iš pagrindinių. O kur tu be pašaukimo? Ką tu padarysi? Ką tu nuveiksi? Didelis gyvenimas scenoje. Nenusibodo jūs? Nu, tokio klausimo negali būti. Jeigu nusibodo, tai bėgti akinas iš teatro. O nebuvo noro bėgti? Niekada. Man nebuvo niekada. Galbūt mano sėkmingai taip susiklostė gyvenimas teatre. Aš kartojuos. Aš per visus 60 metų teatre jaučiausi reikalingas. O te aktoriui daugiau nieko nereikia. Reikia pojūčio, kad tavo darbas nėra beprasmis. Kad tu susikalbi su žiūrovais, kad jie supranta tave, girdi tave. Visai būna gyvenime teatre. Bet vat, kai galvoju rezultatą koks, tai aš galvoju, sėkmingas mano buvo, man atrodo. Nežinau, kaip iš šono kitiems atrodo, bet mano gyvenimas buvo sėkmingas teatre. Kur buvo, negaliu tiksliai pasakyti. Mano vaikystės, nuo kūdikystės. Taip dar aš turbūt į mokyklą nėjau, kaip aš svajojau apie teatrą, svajojau, taip juokingai skamba. Bet man kokių 6 metų būdamas aš pirmą kartą pamačiau spektaklį vaikišką. Ir aš pasimaišiau teatru. Ir tas pasimaišymas nepraeina 60 metų. Aš įgalinau kartu noriu, kad neįleistų. Nežinau, gal ir neįleistų. Šešioliktas. Sėdžiu na fotelį, niekaip to neužmirštu, kaip užmerkiu, kas matau jūsų bežymėlį. Sėdėdas per minutės. Aš jau kartais galvoju, geriau būti mirusiam. Tiek vaidmenų, gal ir 100. Visą laiką tekstai. Koks čia gyvenimas asmeninis? Tai čia yra gyvenimas. Ir be savo asmeninio gyvenimo, be savo patirties, negali prisiliesti nei prie vieno personažo. Visai natūralu. Viskas iš savo patirties. Iš savo fantazijos, iš literatūros. Iš savo žinių. Patirties, aišku.
svarbiausiai. Visi mano artimieji išmirė. Mirė žmona, išnyko. Visi išnyko. Jums atrodo, kad aš toks ir gimiau. Raukšlėtas, palinkęs, bet patikėkit, manyje slypi jaunas vyras, vaikas. Kai aš apie save galvoju, tik tokį ir tematau. Net veidrodyje, po seną odą, žiūri į mane jaunas veidas. Bet kartais, kai iš veidrodžio blykteli ta sena svetima kaukė, mane šiurpas nukrato. Aš nenoriu laukti, kol sumarazmėsiu, kad nei pats šito nebesuvoksiu. Nu, čia su Žalakevičiu. Tai jūs kas didesnis, teatro aktorius ar kino? Nu, kad ir kaip skaitysi, kas didesnis, aš iš viso didelis. Tai jau yra ar kino, ar šito. Aktorius yra ar kino, ar teatro, ar literatūrinių vakarų yra aktorius. Tai yra pagrindas tas pats visur. Aš nerašau. Neparašiau nei vienos knygos. O čia kas? Čia yra mano dienoraščiai. Todėl aš nesijaučiu rašytojas, todėl kad kūrybinių kančių, rašytojo kūrybinių kančių neturėjau. Čia man susidarė, žinai, per kiek? Beveik per 40 metų. Užrašyti mano įspūdžiai, patirtis kažkoks abejonės, ginčiai su savim. Viskas su savim. Pagrindinai naktim po spektaklio, po literatūrinio vakaro arba filmavimo aikštelėj. Va taip tos knygos gimė. Kada skaitai Putiną, Justiną Marcinkevičių, Maironį, tokius didžiausius mūsų poetus Salomėją Nėrį, Marcelį Martinaitį, tai ir galima sulygyti su prasta dramaturgija. Tai visada didžiausiai pasitenkinimą turi prisiliesdamas prie didelės literatūros. O dramaturgija taigi ne visa prasta ir nuostabi, kad ir paties Justino Marcinkevičiaus trilogija, o Sapiega, tai yra Sruoga, o Šekspyras, o Čechovas. Nu tai kai tu gali prieš pastatyti, viskas yra palaima artistui. Susitikti su tokia literatūra. Ir kuo daugiau reikia. Tam paukščiui čiulbėti per dieną vis tą pačią dainą, kaip nenusibausta. Tačiau be šito paukščio, kas mane paguostų. Ir man per dieną širdį spaudžia vis tas pats maudulys. Ir aš jaučiuosi toks bejėgis, jo išplėšti negalys.
Čiulbėki mano paukšti, vis tą pačią dainą per visą dieną. Ir nepalik manęs su mano mauduliu vieno. Čia Putinas. Iš knygų, nors mokytas ilgai, aš melstis nemoku. Nei Dievo prašyti, nei Dievui dėkoti parpuolęs ant kelio nemoku. Bet esti tokių valandų ypatingų, kad nežinai nei iš kur, nei dėl ko, krūtinė užlieja toks giedras ramumas ir toks palengvėjimas, kad nejučiomis kartoji tą vieną vienintelį žodį. Viešpatie, viešpatie, viešpatie. Pašaukimas aktoriui vienas iš pagrindinių. O kur tu be pašaukimo? Ką tu padarysi? Ką tu nuveiksi?